Vykdai individualią veiklą ir renkiesi 30% sąnaudų taisyklę, patogu. Čekių rinkti nereikia, sąnaudų dokumentų kaupti nereikia, gyvenimas atrodo šiek tiek gražesnis, bet yra vienas bet. 30% sąnaudų taisyklė nebūtinai reiškia, kad sumokėsi mažiau mokesčių. Ji reiškia, kad tau paprasčiau, o paprasčiau ne visada reiškia pigiau. Jeigu tavo realios išlaidos yra didesnės nei 30%, gali būti, kad pasirinkdamas 30% taisyklę tiesiog palieki pinigus ant stalo. Pavyzdžiui, perki darbo įrangą, moki už programas, leidi pinigus reklamai, turi patalpų nuomą, naudoji automobilių veiklai, perki medžiagas ar prekes. Tokiu atveju verta nespėti, nespėlioti, o palyginti. Todėl kas kelis mėnesius pasiskaičiuok labai paprastai. Realios išlaidos padalintos iš pajamų ir padaugintos iš 100. Jeigu matai, kad tavo realios išlaidos artėja prie 30% arba jau viršyje 30%, nebesakyk automatiškai. Imsiu 30%. Gal faktinės išlaidos tau naudingesnės? Mokesčiai labai mėgsta tuos, kurie renkasi iš akies. O mes juk nenorim būti mokesčių mėgstamiausi. Taigi, pelningo verslo ir protingų sprendimų.